20 000 litų. Tokia įspūdinga pinigų suma šiuolaikinėme prekybos ir laisvalaikio centre Panorama pirkiniams bei pramogoms galės išleisti dvi studentės Elina ir Julija. Solidus prizas merginoms atiteko netikėtai sudalyvavus stebuklingo skambučio akcijoje. Visą gruodį radijo stoties M1 vedėjai skambindavo atsitiktinai surinktais telefono numeriais. Jei atsiliepęs laimingasis būdavo Panoramoje, per 3 minutės turėdavo prieiti prie informacijos centro. Merginoms sėkmė nusišypsojo kūčių popietę. Ar dažnai užsukate į Panoramą? Nu taip, čia prieš Kalėdas, prieš tas šventės, tai vos ne kas antrą dieną lankydavomės ir paskambinau, kadangi buvau užsiėmus, tai daviau draugai, sakau, pakalbėk, vis tiek gal nežinomas numeris, gal taip kažkas skambino. Priejau prie infocentro, žiūriu, jinai stovi, sakau, kas atsitiko. Jis sako, laimėjom 20 000. 20 000 litų čekį akcijos laimėtojai žada dalintis per pus. Rasim, kur išleisti, parduotuvių begalį. Kaip matote, Panorama yra sėkmingas centras ir čia galima laimėti. Ir mes labai džiaugiamės ir tokios žavios jaunos merginos bus mūsų klientės. Elina ir Julija jau ne pirmosios laimėtojos. Prieš savaitę 20 000 litų prizą apsipirkti Panoramoje atsiėmė Vilnietė Aušra. Lapkritį duris atvėrusiame centre savo čekius laimėtojos galės išleisti bet kurioje parduotuvėje ar pramogų vietoje, o jų Panoramoje daugiau nei 170.